galėtumėte drąsiai ir saugiai gerti vandenį iš čiaupo, vandens kokybę nuolat tikrina geriamo vandens laboratorijos. Pagrindinis dokumentas, pagal kurį tikrinamas geriamasis vanduo, yra 24 Lietuvos higienos normų geriamo vandens kokybės ir saugos reikalavimai. Šiame dokumente yra numatyta, kokius rodiklius turime nustatinėti geriamajame vandenyje, kiek dažnai turime mėginius imti. Rodikliai yra skirstomi indikatorinius, toksinius ir mikrobiologinius. Indikatoriniai rodikliai tie, kurie nekenkia žmogaus sveikatai, bet reikia sekti jų pokyčius vandenyje. Toksiniai tai tokie, kurie galėtų pakenkti žmogaus sveikatai. Kiekvienų metų pradžioje yra paruošiami programinės priežiūros planai ir suderinami su maisto ir veterinarijos tarnyba ir kiekvieną dieną geriamo vandens laboratorijos darbuotojai važiuoja paimti vandens mėginių. Mėginiai yra imami iš įvairių taškų, tiek vandenvietėje, tiek iš rezervuaro, tiek po gerinimo įrenginių, iš artimiausio taško esančiame prie vandenvietės, tolimiausiame taške esančiame prie vandenvietės, vaikų darželiuose, mokyklose, sveikatos įstaigose. Geriamo vandens laboratorijose yra nuolat atliekami vandens tyrimai. Metodai yra įvairiausi – spektrometriniai, elektrocheminiai, titrimetriniai ir įvairūs kiti. Visi tyrimai yra atliekami pagal tarptautinius ISO standartus. Laboratorija, patalpos, įrenginiai, tirpalai, reagentai turi atitikti aukščiausius reikalavimus. Na ir laboratorijos darbuotojai kiekvieną dieną atlieka eilę cheminių ir mikrobiologinių tyrimų. Taip pat laboratorija nuolat prižiūri ir tikrina nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas. Klausimas sveikatiados dalyviams. Kaip Jūs manote, kiek rodiklių geriamajame vandenyje yra nustatoma?